klausyk, kai kitus lankai meilingai, man pro šalį neik. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, su šiuo sekmadieniu mes įžengiam vėlgi į Advento laikotarpį. Tai yra laukimo laikotarpį, kol žmonija laukia gimstančio pasaulyje išganytojo. Prieš 2000 metų mūsų viešpats Jėzus gimė kaip kūdikis ir atėjo į šitą pasaulį. Mes esame dėkingi tau, viešpatie Dieve, už Jėzų, kuris mums atnešė džiugių naujienų, kad žmogus, kuris gyvena šitame pasaulyje ilgesnį ar trumpesnį laiką, jo kūnui mirus, gali gyventi amžinai kaip dvasia. Todėl suteik mums išminties ir sustiprink mūsų tikėjimą, kad laukimas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžtančio mums nebūtų per ilgas, kad mes nenusiviltume kaip tie, kurie prarado viltį ir sakė, kurgi yra pažadėtasis Kristus atėjimas, štai jau 1000 metų praėjo, o jo sugrįžimo mes taip ir nesulaukėm, kartų kartos išmirė, o jo vis dar nėra. Taigi viešpatie Dieve, neleisk mums nusiminti, kad mes gyvendami žemėje galbūt net nesulauksime Kristaus sugrįžimo čia. Bet mes žinome ir esame tikri, kad kai mes paliksime šitą pasaulį, tai mums teks susitikti pas Jėzų ir ten Jėzus ateis pas mus. Taigi ir mes norime gyventi šitame pasaulyje taip, kad mums nereikėtų bijoti ir nereikėtų gailėtis, kad tuščiai praleidom gyvenimą ir prisidirbome daug klaidų, už kurias dėl kurių paskui ten amžinybėje teks gailėtis. Todėl viešpatie Dieve, suteik mums išminties ir padėk mums, kad tavoji šventoji dvasia ar Kristus savo artumu, nes jis mums paliko pažadą, kad bus su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi viešpatie Jėzau, leisk mums įtikėti, kad tu esi su mumis per visas mūsų gyvenimo dienas, kad tu saugai mus, kad tu lydi mus, kad tu kaip mūsų mokytojas ir kaip tėvas auklėji mus, kad mes vengtume klaidų ir stengtumėmės gyventi pagal dievišką valią ir jo pavedimą. Mielas Tėve, mes žvelgiame į pasaulį ir ten matome, kaip reikalingas yra tavo atėjimas ten, kur vyksta karas, kur yra žudoma, kur yra nepasidalėjama nei žemėmis, nei žmonėmis, nei jūromis, nei gerybėmis po žeme ir vandenyje jūrų. Todėl mes prašome tavosios dieviškos išminties viso pasaulio žmonėms, kad jie galėtų daryti viską, kad karas būtų sustabdytas ir žmonės galėtų santarvėje ir taikoje gyventi žemėje. O mūsų vienik šventoje dvasioje šiandieną su visais mūsų tikėjimo sesutėmis ir broliais ir su visais žmonėmis visame pasaulyje, gyvais ar mirusiaisiais, kad mes galėtume būti tinkami įrankiai tavose rankose ir perduoti tavąją žodį, tavąją evangeliją teisingai pagal šventosios dvasios vedimą. To prašome tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Taigi šiandieną Advento sekmadieniui apmąstymui mums yra skirtas Dievo žodis, dar iš Senojo testamento pranašo Jeremijo knygos 33 perskyrimo 14 ir 15 sakinio. Štai ateina dienos, tai viešpaties žodis, kai aš ištesėsiu pažadą duotą Izraelio namams ir Judo namams. Tomis dienomis atėjus laikui atželdinsiu Dovydo teisumo ąžuolą ir jis įvykdys krašte teisingumą ir teisumą. Amen. Prašom sėstis. Taigi šiandieną norėčiau perduoti kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus nuo Kauno bendruomenės, kurioje teko būti ryte dar, ir taip pat nuo Jurbarko ir Kybartų
bendruomenių ir nuo mūsų krašto vyresniojo Andriejaus Andrijano. Kuo geriausi sveikinimai ir linkėjimai jums. Taigi šiandien Adventas, laukimo laikotarpis, kurio mes laukiame atėjimą mūsų viešpaties Jėzaus ir kurio atėjimas buvo išpranašautas dar pirmiesiems žmonėms, kad pranašą tau viešpas prikels tau numirus. Taigi pirmieji žmonės jau gavo pažadą, kai jie matė, kad ir suprato, kad padarius nuodėmę, jie turės mirti. Tai kad ir kaip būtų gaila, bet visa žmonijos istorija mums liudija, kad nė vienam iš žmonių gyvenusių žemėje nepavyko nugalėti nei nuodėmės, nei mirties. Ir mirtis visus žmonės sulygina ir visi žmonės miršta. Netgi Dievo sūnus Jėzus, kuris turėjo žmogaus kūną, ir tai jis turėjo šitą pasaulį ir tą kūną palikti, tai reiškia mirti. Ir Dievas vis dėlto davė pažadą, kad jis prikels išganytoją. Ir čia pranašas Jeremijas tęsia tą mintį, kad ateis laikas, o kada jisai bus, tai pasirodo niekas nežinojo, nors buvo bandoma ir yra bandoma šiandien dar netgi paskaičiuoti. Ir anais laikais buvo bandoma paskaičiuoti, skaitant pranašo Danieliaus knygą, kada tas Mesijas arba išganytojas ateis į Izraelį kaip į tautą ir įgyvendins teisumą ir teisingumą. Bet praėjo 1000 metų ir 100 metų ir 1000 metų ir Izraelis kaip tauta laukė ir niekaip negalėjo sulaukti to išganytojo. Ir kai atėjo mūsų viešpats Jėzus Kristus, tai daugeliu Izraelyje žmonių sužibo tam tikra viltis, kad tai bus būtent tas išganytojas, tas Mesijas, gelbėtojas, kuris įgyvendins teisybę ir teisingumą žemėje. Nes ne vien tik tai Izraelio tauta, bet ir daugelis žmonių visame pasaulyje dar ir šiandieną tebeieško būdų ir tebeieško galimybių, kaip įgyvendinti žemėje teisybę ir teisingumą. Kad žemėje nebevyktų karas, kad žmonės nežudytų vieni kitų, kad būtų išgyvendintos tokios nuodėmės kaip vagystė, apgaudinėjimas, paleistuvystė, alkoholis, narkotikai ir netgi tokie dalykai kaip svetimo turto užsigeidimas ir visi tie 10 Dievo įsakymų, kuriuos gavo įpareigojimą perduoti Izraelio tauta visai žmonijai. Taigi, Izraelis kaip tauta yra viena iš seniausių žemėje gyvenančių tautų, nors, kaip žinia, jos pripažinimas įvyko, galima sakyti, visai dar nesenai, 48 metais, bet vis dėlto ji kaip tauta buvo viena iš seniausių tautų gyvenusių žemėje ir jos užduotis buvo ir šiandieną yra visą pasaulį išmokyti ir atrasti tai, kas gali suteikti žemėje teisingumą, teisybę ir gėrį. O tai yra 10 Dievo įsakymų, kuriuos Izraelio tauta turėjo perduoti visam pasauliui ir mokinti jų laikytis. Ir mes, skaitydami šventą raštą ir Izraelio tautos istoriją, galime pastebėti, kad Izraelio tautos protėvis, iš kurio gimė visa Izraelio tauta, tai buvo Abraomas. Ir jis buvo jau senyvo amžiaus ir nebeturėjo vaikų, bet Dievas jam davė pažadą, kad jis turės labai daug vaikų. Ir tiesiog visas pasaulis bus užpildytas jo vaikais. Taip kaip smilčių pajūryje bus jo vaikų visame pasaulyje ir iš tiesų tai buvo stebuklas, kad Abraomui jau esant senyvo amžiaus ir jo žmonai taip pat esant jau senai,
nes jau vyresnio amžiaus moterys paprastai nebegali turėti vaikučių. Tai Abraomo žmona Sara buvo apie 90 metų, tai mes galime įsivaizduoti, kad šiais laikais 90 metų moterims ir vyrams sulaukus jau būtų sunku tikėtis, kad būtų galima sulaukti vaikučių. Tai Abraomo žmona Sara sugalvojo, kad galbūt Dievas arba Abraomas turėjo minčių, kad jie gali sulaukti vaikučių iš jaunos jų tarnaitės Hagaros, kuri pas juos tuo metu tarnavo. Ir taip Abraomas sulaukė savo pirmgimio sūnaus iš savo tarnaitės Hagaros ir pavadino jį Ismaeliu. Ir būtent iš Abraomo sūnaus Ismaelio, kuris gimė iš tarnaitės Hagaros, šiandieną gimė ir užaugo ir prisidaugino visa musulmonų arba visas islamo pasaulis. Ir vėliau, praėjus dar daug metų palyginus, vis dėlto Abraomui gimė sūnus iš jo pažadėtos žmonos Saros, kuri buvo jau labai garbingo amžiaus. Ir būtent iš Izaoko, kuris gimė Abraomui iš jo žmonos Saros, užgimė visa Izraelio tauta, kurių šiandieną yra milijonai gyvenančių visame pasaulyje, įvairiose tautose, ne vien tik tai Izraelyje. Taigi, 2 vaikai gimė Abraomui, vienas iš tarnaitės, kitas iš žmonos. Ir kaip mes žinome, Abraomo žmona Sara liepė išvyti pirmgimį sūnų Ismaelį, tai yra arabus, kurie šiandien egzistuoja tame pačiame Gazos sektoriuje ir kitose tautose, kad būtų išvarytas sūnus ir kad jis negautų palikimo. Nes pirmgimis sūnus Izraelyje paprastai gaudavo visą palikimą tėvo ir po to turėjo pasidalinti tuo palikimu su savo seserimis ir broliais, kurie vėliau gimdavo. Bet kad to nereikėtų padaryti, tai Ismaelis, jo mama Hagara su savo kūdikiu Ismaeliu buvo išvaryta į dykumą. Bet vis dėlto iš Ismaelio gimė arabų tauta, iš Izaoko žydų tauta ir dar iki šių dienų vyksta karas ir žydai ir arabai nesugeba pasidalinti tėvų palikimu. Ir vieni sako, kad Jeruzalė ir visos žemės priklauso Izraeliui, nes Dievas pažadėjo sapne Abraomui, kad Izraelis turės tą žemę netgi nuo Eufrato upės iki Egipto. Ir taip pat ir musulmonai šiandien sako, kad jų protėviai seniausiai jau gyveno ten Palestinoje, kur šiandieną gyvena žydų tauta, į kurią jie atėjo. Taigi išeina taip, kad ir vieni, ir kiti laiko savo sostinę šiandieną įdomiai tą patį Jeruzalės miestą. Taigi Jeruzalės miestas yra ir nori, kad būtų Izraelio ir arabų arba ismaelitų palikuonių sostinė. Ir vyksta karas ir šiandieną. Ir čia dar įdomiai yra parašyta pranašo Jeremijo, kad štai ateina dienos, kai tai yra viešpaties žodis, kai aš ištesėsiu pažadą duotą Izraelio namams ir Judo namams. Labai įdomus kreipinys. Ir jis mums primena tokią įdomią istoriją. Kaip žinia, Abraomo sūnūs, kurie gimė jam jau po Izaoko, mes skaitome, kad Izaokui gimė Jokūbas, ir Jokūbai gimė 12 Izraelio genčių giminių. Ir kaip yra įdomu, kad Izraelis kaip tauta buvo sudaryta iš, kaip minėjau, 12 Izraelio giminių.
nes buvo 12 vaikų ir jie turėjo savo šeimas ir taip iš tų šeimų gimė kitos šeimos, jie dauginosi ir taip Izraelis užaugo iš 12 giminių arba šeimų visa tauta. Ir kai jie Juozapą pardavus į Egiptą sugrįžo į tą pažadėtąją tėvų žemę, tai tas 12 Izraelio giminių pasidalino tą pažadėtąją žemę kiekvienas pagal savo giminę. Ir po karaliaus Saliamono mirties 12 giminių suskilo ir Izraelio valstybė suskilo į 2 dalis – į šiaurinę ir į pietinę. Ir pietinė dalis su Jeruzalė kaip sostinė, ją valdė Juda ir Benjaminas, Benjamino giminės arba šeimos. Ir būtent šita Jeruzalės arba Izraelio dalis pasivadino save Judėja, kadangi tai yra Judo giminės kraštas. Tuo tarpu 10 kitų Izraelio giminių valdė vadinamą Izraelio šiaurinėje dalį. Ir kas vėl įdomu, būtent čia ir kreipinys yra kreipiamasi būtent į Judėją, į Izraelį. Tai yra į Izraelio namus ir į Judo namus, kadangi Izraelis kaip tauta nebuvo vieninga, giminės susipyko. Ir kas dar keisčiausia buvo skaityti, taip gan liūdna, kad Izraelio giminės, kurios sudarė visą Izraelio tautą, jie kariavo ir žudėsi vieni kitus. Ir būtent Judo karalius, Judėjos karalius, dažnai puldinėdavo šiaurės Izraelyje gyvenančius savo brolius ir seseris, ir jų karai vyko tarpusavyje netgi. Ir kai kurios gentys netgi buvo išsižudžiusios tiek, kad jiems jau nebeliko tiesiog netgi jaunų merginų, su kuriais jie galėtų atstatyti išžudytus savo vaikus arba savo giminę. Tada jiems teko tiesiog prievarta griebti svetimų tautų jaunas mergaitės, kad jie galėtų atstatyti savo giminę. Taigi, kai skaitai tą patį Koraną arba šventąjį raštą, tai ten galima paskaityti tokių liūdnų dalykų, kurie vyko Izraelio ir taip pat ir Ismaelio tautų įstatymuose arba jų santykiuose. Nes ten būdavo sakoma panašiai taip, kad būdavo sakoma, kad jeigu tu užgrobei svetimos šalies, svetimos tautos žmonės, tai visos jaunos mergaitės, ištekėjusios jos ar neištekėjusios, tai yra tavo grobis. Ir tu neprivalai klausti, ar jinai yra ištekėjusi ar ne, tu gali imti savo ją į žmonas ir sulaukti iš jos vaikučių. Tai yra tavo karo grobis, tai yra teisėta. Tai buvo tokie karo įstatymai. Ir jie buvo užrašyti ir kareiviai tą darė. Tai žiauri istorija yra, kurią galima paskaityti būtent. Ir todėl žmonės, matydami tokią neteisybę, matydami tokias kančias žmonijoje ir tautoje, jie laukė išganytojo, kuris galėtų įvesti teisybę ir teisingumą. Ir kai į šitą pasaulį atėjo ir gimė mūsų viešpats Jėzus Kristus, tai žmonija ir ypatingai Izraelis būtent jau dabar laukia ir džiaugiasi, tiesiog jie klojo palmių šakas po Jėzaus kojomis, kuris įjojo į Jeruzalės miestą ant asilaičio, kad jie laukė, kad pagaliau bus įgyvendinta teisybė ir teisingumas. Bet ir vėl turbūt reikėtų pastebėti, kad tas džiaugsmas greit baigėsi, kai žydų tauta suprato, kad Jėzus nėra tas, kuris gali juos išvaduoti iš nelaisvės, iš okupacijos. Ir jie labai nusivylė. Ir nusivylė tiek, kad norėjo, kad Jėzus būtų tiesiog nužudytas, kaip sukilėlis. Ir kad visa jo veikla būtų tiesiog sunaikinta.
Ir netgi Jonas Krikštytojas, kuris buvo kalėjime uždarytas, kuris pasakė Romos atstovui, valdytojai Erodui, kad jam yra nepridara gyventi su savo brolio žmona, tai už tą pasakymą jisai buvo uždarytas į kalėjimą ir vėliau jam buvo nukirsta galva. Ir būtent Jonas Krikštytojas galvojo, kad Jėzus yra tas Mesijas, kuris atėjo ne tik tai, kad išvaduoti Izraelio iš Romos okupacijos, bet kad Jėzus bus tas, kuris taip pat ištrauks jį iš kalėjimo ir dovanos jam laisvę, gyvybę ir gyvenimą ir leis jam karaliauti kartu su Jėzumi, būtent toje dangaus karalystėje, kaip laukė, kurios tikėjosi Izraelis, kad jie su 12 giminių visi vadovaus visam pasauliu, viso pasaulio tautoms iš Jeruzalės ir kad taip įgyvendins teisingumą ir tiesą žemėje. Bet deja, ne tik tai, kad Jono Krikštytojo tikėjimas arba viltys sužlugo, bet taip pat ir daugelį Izraelio žmonių, nes Jėzus pasakė, kad jo karalystė nėra iš šito pasaulio. Ir kad vis dėlto ir šiandien dar daugelį žmonių Jėzus yra didžiulis uždavinys. Kaipgi taip Jėzus galėjo pasakyti, kad jam yra duota valdžia danguje ir žemėje ir kad jis nugalėjo pasaulį, nugalėjo nuodėmę ir nugalėjo mirtį. Tai jeigu Jėzus šiandien valdo pasaulį, dangų ir žemę, tai kaipgi gali būti jam vadovaujant vykti tiek daug karų, tiek daug žudynių. Ir jeigu kiekviena valdžia šitame pasaulyje, žemėje, yra Dievo įstatyta kaip Dievo tarnaitė, tai nejaugi šiandieną Palestinoje ar kitose šalyse, kur yra įstatyta Hamas teroristinės organizacijos vadovai, ar jie yra Dievo įstatyta valdžia? Ir ar kiti prezidentai, kurie šiandien dar netgi šiais laikais, kurie įsako eiti ir žudyti tūkstančius arba dešimtis, netgi šimtus tūkstančių žmonių. Ar tai yra Dievo įstatytos valstybės? Ar tai yra Dievo tarnaitės, kai Dievas sako, nežudyk ir negeisk svetimo turto? Taigi Izraelis laukė išganytojams. Ir šiandien turbūt Izraelis, kuris buvo apšaudytas ir daugybė žmonių buvo nužudyta, ir kuris šiandien šaudo ir sprogdina daugybę žmonių Gazos sektoriuje. Tai galima būtų paklausti, kokio išganytojo šiandien laukia Izraelis, kokio išganytojo laukia arabai, musulmonai, kogi jie laukia ir kogi jie gali tikėtis. Tai turbūt šiandien daugelis žydų pasakytų, kad mes šiandieną tikime mūsų karinės armijos ir vadovų jėga. Mes tikime Amerikos, Jungtinių Amerikos valstybių pagalba ir savo ginklų ir savo išminties galybę, kad mes sunaikinsime Hamas, kad mes sunaikinsime visus nusikaltėlius ir kontroliuosime visas jų žemes ir visų ginklų patekimą į šitą sritį. Tik taip ir tokį išganymą ir tokią pagalbą mes šiandien matome. Taigi ateina laikas, kai šiandien Izraelyje ir ne vien tik tai Izraelyje, jau žmonės pradėjo tikėti ne išganytoju ir išgelbėtoju iš dangaus, tai yra Jėzumi, bet šiandien žmonija tiki savo ginklais, savo išmintimi ir savo galybę, nes kartais yra galvojama, jeigu mes turėsime tiek daug ginklų, atominių ginklų, tiek daug įvairiausių kosminių ginklų, kuriuos mes iš dangaus galėsime tiesiog valdyti ir naikinti visą tai, kas mums nepatinka, tai tokiu būdu mes žemėje įteisinsime savo teisingumą. Nebe dievišką teisingumą, bet savąjį teisingumą. Ir mes tada savo iš jėgos pozicijos nustatysime, kas yra teisinga ir kam žemė priklauso,
kur yra mūsų sienos, nes kartais yra sakoma, kad Rusijos federacija sienų nebeturi. Ji nori, kad visa žemė priklausytų Rusijos federacijai, Amerikos valstijoms ar Kinijai arba kitoms valstybėms. Taigi taip yra tikima ir šiandien į tokį išganytoją yra kreipiamasi. Tai yra į baisų ginklą, į baimę, į žudynes, į apgaulės. Ir manoma, kad būtent taip galima valdyti ir užkariauti pasaulį ir pasiekti savo teisingumą. Ne tokį, kokį Dievas mums siūlo, bet savąjį, kuris yra pagrįstas baime, prievarta, žiaurumu ir užvaldymu viso pasaulio bei išnaudojimu. Taigi daug tokių žmonių buvo ir daug šiandieną jų tokių yra. Ir mes vėl galime pastebėti, kad per tūkstančius metų, nors ir yra bandoma šiandieną ieškoti galimybių ir būdų, kaip sustabdyti karus. Ir mes turbūt jau esame girdėję, kad žmonija, organizacijos ir Ukrainos prezidentas Zelenskis siūlo tokią taikos formulę, kurioje yra kalbama, kad norint užbaigti karus, reikia pasakyti visoms tautoms, kad ir kaip ir kada ir kam buvo pažadėtos žemės, kada ir kokiose žemėse kada nors gyveno arba buvo užkariavę mūsų protėviai, kad nesistengtumėme gvieštis ir grobti kitų žemių ir plotų, kurie priklauso kitoms tautoms. Kad būtent jis kalba apie tą patį įsakymą, kurį kalbėjo Dievas, kai sakė žmonėms, negeiskite svetimo turto, svetimo vyro, svetimos moters, ne viso to, ką turi tavo artimas arba tolimas žmogus arba tauta. Taigi, jeigu žmonija nustos gvieštis ir grobti svetimas žemes, iškasenas, jūras, žuvis ir miškus ir nesistengs apgaudinėdami vogti ir plėšti, kaip yra daroma deja iki šių dienų, tai galėtų pasitarnauti būtent taikai ir sugyvenimui ramybėje ir taikoje visame pasaulyje. Bet tai kamgi reikalingas tada Jėzus, jeigu šiandien mes galime pasitikėti ginklais, žiaurumu, žudymu arba trumpai tariant velniu, kuris yra viso to įkūrėjas. Nes Jėzus sakė, velnias ateina vogti, meluoti ir žudyti. Taigi tokiu būdu, kaip tik velnias ir nori užvaldyti visą pasaulį savo žiaurumu, savo klasta ir savo žudymo ginklais, kurių jisai turi daugiau negu reikia. Nes yra sakoma, kad žemėje šėtonas arba žmonija įkvėpta šėtono turi pasidariusi tiek ginklų, kad yra nesunku sunaikinti visą žemę ir žemės rutulį, kuriame mes gyvename. Todėl jau kartais, kai yra grasinama branduoliniais ginklais, tai yra sakoma ir primenama kiekvienam grasinančiam, kad jeigu jisai panaudos branduolinį ginklą, tai negyvens nei jisai, nei jo tauta, nei visa žmonija žemėje. Taigi grasindamas nužudyti kitus, jis grasina nužudyti ir save. Ir taip žmonija būtent galbūt dar tas ir sulaiko, kad jie supranta, kad pasiduodant arba pasitikint velnio siūloma taika ir užkariavimu, žmonija susižlugdys pati save, tiesiog prasižudys žemę, pati savo žemę, kurioje jinai gyvena. Todėl yra stengiamasi daryti viską, kad šėtonas su savo tarnais, su savo žmonėmis ir savo ginklais neturėtų neaprėpiamos galios. Ir kai Jėzus kalbėjo, kad jis atėjo į šitą pasaulį tam, kad nugalėti pasaulį, tai mes galime vėl paklausti, kaip Jėzus nugalėjo pasaulį.
Gal greičiau pasaulis nugalėjo Jėzų ir jį prikalė prie kryžiaus ir jį nužudė, negu jis, kad būtų nugalėjęs pasaulį. Ir Jėzus sakė, aš nugalėjau nuodėmę. Tai turbūt šiandieną daugelis pasakytų, kad ne Jėzus nugalėjo nuodėmę, bet nuodėmė nugalėjo Jėzų. Nes žmonių baimė, žmonių išdidumas, baimė, kad bus atimtas jų tikėjimas, kad žmonės paseks paskui Jėzų, baimė privertė vis dėlto Jėzų nužudyti. Taigi, kaipgi čia dabar yra? Ir vėlgi buvo sakė Jėzus, kad jis yra tas, kuris nugalėjo mirtį. Bet turbūt šiandien daugelis pasakytų, kad ne Jėzus nugalėjo mirtį, bet mirtis nugalėjo Jėzų. Ir jis tiesiog buvo nužudytas. Ir jo nebėra tokio, kurį galima būtų matyti, kurį galima būtų paliesti, nors apaštalai rašo, kad jie jį palietė. Bet kur šiandieną Jėzus, kurį galima būtų paliesti, su kuriuo būtų galima pasikalbėti, kuris galėtų šiandieną vadovauti visam pasauliu ir įrodytų, kad jis yra gyvas ir šiandien. Taigi daugelis žmonių užduoda tokius klausimus mums ir šiandieną. Ir kągi į visą tai mums reikėtų pasakyti. Jėzus, kaip jau minėjau pradžioje, jis pasakė Izraelio žmonėms, kad jo karalystė nėra iš šito pasaulio. Ir nors ir šiandien mums atrodo, kad Jėzus pasauliui nevadovauja, kad jis nuodėmės nenugalėjo, kad šėtono jis nenugalėjo, nes šėtonas šiandieną veikia ir kuria ypatingų žiaurumų, ypatinga klasta ir ypatingais būdais, ir jau galima rasti visur. Tai kaipgi dabar čia yra ir kaipgi čia visą tai reikia suprasti. Taigi, nors ir atrodo šiandien, kad Jėzus nieko nenugalėjo ir nieko negali, kaip atrodė tai ir tuomet, kaip ir Senajame testamente dažnai yra sakoma, mes savo jaunystės jėga ir savo išmintimi nustatysime, kas yra teisu ir kas yra priimtina. Ir tas, kuris sakosi, kad yra Dievo vaikas, Dievo sūnus ir mums trukdo įgyvendinti savo teisumą, tai yra netiesa, tai mes jį paduosim kančioms ir pamatysim, kaip tas Dievas, į kurį jisai tiki, jį išgelbės. Tai buvo panašiai su Jėzumi. Jis buvo prikaltas ir jie sakė, tai dabar jeigu tu esi Dievo sūnus, tai tu nulipk nuo kryžiaus. Ir kur yra tavo Dievas, kuriuo tu tiki, apie kurį tu pats sakėjai, tėve, kodėl mane palikai? Taigi pats nulipk nuo kryžiaus. Ir kaipgi į tai reikėtų vėl atsakyti? Atrodo, kad šiandieną nuodėmė gyvena. Šėtonas veikia ir kuria. Mirtis taip pat skina daugelį mūsų pažįstamų ir tolimųjų. Ir karo laukuose. Man buvo liūdna klausytis, kai buvo pasakyta, kad per dieną Ukrainoje žūva 1000 su virš žmonių. Daugiau negu 1000 žmonių per vieną dieną žūva žmonių. Tai reiškia, kad net ir svarbu, ar tai būtų ukrainiečiai, ar tai būtų rusai, bet jie yra žmonės. Ir jie per dieną jų žuvo tūkstančiais. O dar jeigu mes pažiūrėsime ten Gazos sektoriuje, tai ten vėl tūkstančiai arba šimtai per dienas. Taigi reikėtų pastebėti, kad šiandien mirtis nėra nugalėta. Jinai nugali 1000 žmonių. Ir 1000 žmonių miršta. Tai kaip Jėzus sako, aš nugalėjau mirtį. Nugalėjau nuodėmę, nugalėjau pasaulį. Bet į šitos klausimus mes galėsime tada gauti atsakymą, kai mes šitą pasaulį paliksim. Tai yra mirsim. Ir kai mes mirsim, mes pamatysim, kad tas pats šėtonas, kuris galėjo šiandieną susirasti žmonių, per kuriuos jisai galėjo žudyti, ta pati mirtis, kuri šiandieną turi, galima taip sakyti, laisvus kelius ir gali tiesiog nuvaryti į anapilin daugybę žmonių, per vieną dieną net, tai amžinybėje jie nebeturės galios. Jie iš tiesų tada supras, kad ir šėtonas, jis bus ne vien tik tai surakintas,
bet ir sunaikintas. Ir mirtis, ir pragaras, ir šėtonas, ir jo angelai bus įmesti į ugnies ežerą, arba kitaip tariant, tiesiog sunaikinti. Jau nebebus nei mirties. Ir Jėzus pasakė tokį įdomų dalyką, kad šitie pasaulio vadovai, kurie šiandien egzistuoja pasaulyje, kurie, kaip minėjau, turi teisę įsakyti savo karininkams, kad jie įsakytų savo kareiviams tiesiog žudyti tūkstančių žmonių, nepaisant ten vaikai, moterys, seneliai, nesvarbu, tiesiog įsakyta žudyti ir jie turi galią. Bet kai jie mirs, jie supras, kad visos tos regalijos, visa ta valdžia, kurią jie turėjo čia žemėje, iš jų bus atimta. Jiems atrodė, kad šiandien jie turi valdžią, kurią jiems davė velnias, kad jie yra labai galingi ir labai stiprus. Bet amžinybėje jie supras, kad ta valdžia, kurią jiems buvo duota šėtono, iš jų bus atimta. Ir net šėtonas ten neturės jokios galios, jau po mirties, čia jisai turi. Bet ten mes pastebėsim, kad šėtonas neturi jokios galios. Ir mirtis neturės mums jokios galios. Nes Jėzus sakė, kas tiki į mane, norint numirtų bus gyvas. Ir vėl įdomi, kad tie, kurie bus verti pirmo prisikėlimo, tai reiškia, kai mes mirsim, jeigu išsaugosim tikėjimą Jėzumi Kristumi, tai antroji mirtis, kur yra pažadėta velniui ir jo angelams paruošta, mums galios neturi. Kitaip tariant, mirtis mums valdžios nebeturės. Dabar jinai mums turi valdžią, jinai gali, šėtonas ir mirtis ir pasaulis mus gali sunaikinti, su mumis gali daryti, ką nori. Bet kai mes paliksim šitą pasaulį, tai vis dėlto pamatysim tada ir įsitikinsim tuo, kad Jėzus iš tiesų nugalėjo visą pasaulį, visus pasaulio karalius ir kunigaikščius, yra sakoma, mirtis sulygino. Ir ten jau nebebus tokių karalių, ir kurie, kaip minėjau, turėjo teisę ir galimybę žudyti ir versti kitus žudyti, arba priversti ginantis tiesiog žudyti, o tai irgi yra nusikaltimas baisus. Taigi ten šitie žmonės neturės jokių teisių ir jokių galimybių. Nei šėtonas, nei mirtis, nei pasaulis, kuris šiandien tą valdžią ir galią turi. Taigi tada mes įsitikinsim, kad Jėzus iš tiesų nugalėjo būtent pasaulį, mirtį, šėtoną. Todėl ir jam būtent ten Dievas padavė teisę valdyti ir teisti visą žmoniją, todėl kad jis nebuvo garbėtroška, arba kitaip tariant, nors ir būdamas lygios teisės su Dievu, jis nusižemino iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jam ir padavė galimybę teisti visus gyvus ir mirusius ir galimybę prikelti žmones iš mirties ir išvesti juos į laisvę. Nes dangaus karalystė tai nėra nei valgymas, nei gėrimas, bet dangaus karalystė tai yra išteisinimas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Taigi Jėzus būtent yra išvaduotojas, bet ir vėl. Tai jeigu šiandieną, jei Dievas nebūtų su mumis, sako psalmistas Dovydas, tai žmonės mus gyvus prarytų. Ir šiandien, jeigu Dievas nebūtų su mumis, ir jeigu Jėzus nebūtų nugalėjęs šėtono, tai mes net neįsivaizduojam, kas būtų nutikę mūsų gyvenimuose. Jeigu aš pažiūriu į savo gyvenimą, tai aš galiu tą patį pasakyti. Jei Dievas manęs ir mano gyvybės nebūtų saugojęs, aš jau seniai būčiau po žeme. Neseniai sutikau vieną pažįstamą kaimynę mūsų ir jinai man pasakė tokius žodžius. Jinai buvo girdėjusi, kad man jau teko išgyventi porą tokių širdies operacijų. Ta širdies operacija gal tokia nesudėtinga, stentų sudėjimas, bet kai kam stentų sudėjimas reiškia mirtį. Ir kai jinai pamatė mane ir sužinojo, kad mano kraujagyslė, viena iš kraujagyslių buvo užsikimšusi 99%, tai ir vėliau, kai būtent dar
netaip buvo lengva patekti pas gydytojus. Ir ten kartais netgi būna dienų arba valandų reikalas, kad gyvybė gali tiesiog užgesti. Tai jinai sakė, tai tu prisikėlei naujam gyvenimui. Arba kitaip tariant, Dievas tave išgelbėjo iš mirties. Nes daugybė žmonių jau yra taip, kad daugybė žmonių būtent panašiame amžiuje, o kartais dar ir jaunesnėme, užsikimšus kraujagyslėm, susidarius trombom arba trūkus tiesiog kraujagysliai, miršta žmonės iš karto. Ir gydytojai man irgi pasakė, kad jeigu mano širdyje kraujagyslė būtų pratrūkusi, tai aš tiesiog būčiau kritęs vietoje ir miręs. Tai leidžia mums pastebėti, kad būtent mūsų gyvybė yra paslėpta Jėzuje Kristuje. Ir kartais reikia tik tai mažytės problemėlės, pavyzdžiui, nesugebėjimo prieiti prie gydytojo, kai bus didžiulė eilė žmonių. Ir galbūt nesugebėjimas arba pamiršimas netgi išgerti vaistus, kad kraujai nesusidarytų trombų, tiesiog gali atnešti mirtį. Taigi, mūsų gyvybė yra paslėpta mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, kuris ją vis dėlto saugo. Nes šitas pasaulis, kaip minėjau, ir priešas, ir mirtis, yra tokie, kurių klastos mes negalime pamatyti, negalime suprasti ir negalime paaiškinti. Todėl mes visas viltis stengiamės dėti į mūsų išganytoją, į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris randa būdų, kaip mus apsaugoti, kaip mus vesti ir kaip mums padėti ir kaip mus auklėti. Be abejo, turbūt kiekvienas iš mūsų išgyvename ir tokių akimirkų, kai atrodo, kad Dievas mūsų nemato, Jisai mus pamiršo, Jisai mūsų nesaugo ir kad mes vienai par kitaip parklumpame ir elgiamės tiesiog neteisingai, tiesiog patarnaujame šėtonui. Bet vis dėlto, kaip ir Jėzus, kuris buvo ištikimas iki mirties, ir kaip Jobas, kuris išgyveno taip pat įvairiausių nesėkmių, nelaimių, ir jis vis dėlto sakė, netgi jo žmona, kai jisai sirgo, priėjo ir sakė, kur dabar yra tavo pasitikėjimas Dievu, kur yra tavo Dievas, kai tu esi visas baisiausiai ligomis apleistas. Ir kur yra tavo Dievas, kur jisai leido šėtonui išžudyti tavo vaikus ir atimti visą tavo turtą. Taigi, mūsų gyvenimuose nereiškia, kad jeigu mes tikime Jėzumi, tai mus neaplankys ir mus neapgaus šėtonas. Jis ras būdų. Jis ras prieimų tokių, apie kuriuos mes kartais net nepagalvojam. Ir tai būna visiškai netikėtai, visiškai klastingai ir visiškai žiauriai. Todėl, kągi mes sakysim, mes neturim ko pasididžiuoti, bet visas viltis ir visa padėka, kaip ir jo pasakė, Dievas davė, Dievas atėmė, bet jo vardas tebūna pašlovintas ir aš jam dar dėkosiu, kad ir kaip ten bebūtų žinau, kad Dievas yra tas, kuris davė mums gyvybę ir jo tikslas ir noras yra mūsų tobulėjimas ir mūsų davimas mums viso ko geriausio, nes kiekviena gera dovana mums ateina iš aukštybių, tai yra nuo Dievo. Velnias ateina vogti, meluoti ir žudyti, tuo tarpu Dievas ateina duoti mums gyvenimo ir apsčiai gyvenimo. Nes Dievas mus neapriboja vien tik tai tuo laikinu gyvenimu šitame pasaulyje, šitoje žemėje, bet Jis yra paruošęs mums naują gyvenimą, tokį gyvenimą, kur nebebus mirties, liūdesio ir skausmo, kur mums nereikės bijoti ir galvoti, ką mums reikės pavalgyti, kaip mums reikės čia dabar pasigydyti, kaip mums išvengti vieno ar kito skausmo, problemos ar sunkumų. Tai mes šitame pasaulyje turime. Bet kai mes turėsime tą dvasinį kūną, kuris minties greičiu galės judėti visoje visatoje, tai mes galėsim pamatyti tokių dalykų,
kokių čia pasaulyje gyvendami kūne mes niekuomet nematėme. Taigi, linkiu visiems mums sulaukti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo dvasioje. Nes buvo ir žmonių, kurie sakė, jeigu Kristus ir neatėjo kūniškai, tai jis galėjo juk ateiti ir dvasiškai. Juk jis galėjo ateiti ir pas apaštalus. Ir sakė, ten, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu jūsų tarpe. Taigi ir mes galime tikėti šiandieną, kad mūsų viešpats Jėzus nepalieka mūsų vienų. Ir nors šiandieną, kaip mes jau čia matome, esame tik tai 3, bet vis dėlto mes galime tikėti, kad viešpats Jėzus yra kartu su mumis. Savo dvasia, savo dievišką ramybę ir savo dievišką išmintimi, už kurią mes jam dėkojame ir dar mes jam dar dėkosim ten ateityje, kai šitą pasaulį paliksim. Ir būtent ten, kaip ir pranašas Jeremijas kalbėjo, mes galėsim išgyventi būtent tą teisingumą ir teisumą. Nes kartais žmonės sako, žinot, kai Jėzus kalbėjo, kad ten bus laikas, reiškia, kai 2 darbuotojos dirbs lauke ir viena iš jų bus paimta, kita bus palikta. Tai kai kurie žmonės sako, tai koks mums bus džiaugsmas, pavyzdžiui, jeigu žmogus, kuris netikėjo Jėzumi Kristumi, bus panardintas į amžinas pragaro kančias. Ir kaip gali būti laiminga mama, kuri tikėjo Jėzumi Kristumi, bet jinai turėjo sūnų, kuris jos neklausė ir jisai buvo narkomanas. Ir ten po mirties jinai mato save išganytojų srityje ir mato savo sūnų, kuris dėl netikėjimo į Jėzų Kristų ir dėl kai kurių kitų nuodėmių, kurias jisai padarė šitame pasaulyje, jisai ne tik tai, kad kankinosi šitame pasaulyje dėl narkotikų, bet ten amžinybėje jisai dar amžius kentės pragare. Kur teisingumas? Kur Dievo meilė? Ir kaip gyvens mama, kuri matys, kad jos kūdikis ten skęsta narkotikuose šitame pasaulyje ir ten skęsta dar amžino pragaro kančiuose? Kur yra teisingumas? Kalbantis su mamytėmis, jos pasakoja, kad būtent turi problemų su savo vaikais. Ir ne tik tai dėl to, kad jie neina į bažnyčias ir netiki, bet kad jie vartoja alkoholį ir vartoja narkotikus. Ir pagalbos nėra. Ir jie galvoja, kas bus, jeigu tas sūnus ir mama mirs, ir mama pamatys savo sūnų būtent ten kankinamą Dievo amžino pragaro kančioj. Ar jinai bus laiminga? Tikriausiai, kad ne. Ir turbūt nei vienas žmogus nebus laimingas matydamas, jeigu jo artimas žmogus tenai kankinasi pragaro kančioj. Bet norėčiau nuraminti ir kartu paguosti visus. Kristus atėjo ne tam, kad pražudyti, ne tam, kad kankinti ir netgi amžiais kankinti, bet Kristus atėjo tam, kad išvaduoti. Ne tik tai, kad iš narkotikų. Ir jeigu čia, šitame pasaulyje, šitoje žemėje, žmogui dar nepavyko išsilaisvinti iš narkotiko arba alkoholio vergystės, tai mes galime išsaugoti tikėjimą, kad žmogui palikus kūną ir išėjus iš kūno į aną pasaulį, viešpats bus jam malonus ir suteiks jam laisvę ir išteisinimą, kur atrodo to išteisinimo niekas ir niekada negali suteikti. Ir čia mes galime prisiminti turbūt vėl ne vieną Jėzaus pasakojimą ir atvejį, ne vien tik tai, kad buvo atvesta pas jį moteris, kuri buvo peržengusi ištikimybės įsakymą. Ir Jėzui buvo pasakyta, kad tokią moterį reikia užmušti. Ir kad jinai ir amžiams ten turėjo būti pragare arba kankintis, arba būti šėtono angelų. Bet vis dėlto jai buvo pasakyta, kad Jėzus kaip Dievo sūnus, jis atleido jai nuodėmes ir ją išteisino. Ir todėl vėl galim prisiminti Kristaus palyginimą dar apie prapuolusį sūnų, kuris daug padarė klaidų. Bet vis dėlto sugrįžo pas tėvą ir sakė, Dieve, tėve, atleisk man. Taigi ir daugelis žmonių,
kurie, kad ir kaip ten sunkiai atrodo, šitame pasaulyje gyveno. Ir jeigu netgi kartais ir mamai sunku atleisti savo sūnui arba savo dukrai, tai Dievo žodis mums primena tai ir sako įdomų dalyką. Mes neturime pamiršti, kad mūsų teisėjas ir mūsų išteisintojas vis dėlto yra Jėzus. Ir jisai puikiai žino kiekvieną ir pažįsta kiekvieną iš mūsų. Ir jisai žino, ką reiškia turėti žmogaus kūną. Ir jisai žino, ką, kada ir kur šėtonas privertė vieną ar kitą vaiką ar sūnų nusikalsti, vartoti narkotikus ar gerti alkoholį. Jis tą viską puikiausiai žino ir mato. Tai kitas žmogus arba kitas teisėjas, kuris to nežino ir to nemato, jisai gali nuteisti neteisingai. Bet Jėzus, jisai matė ir žino, kur ir kada ir kokiu būdu šėtonas privedė žmogų daryti nusikaltimą. Ir todėl visos pastangos ir sekimas paskui Jėzų, kurios yra dedamos ir daromos, bus įvertintos teisumu. Nes netgi Abraomui Dievas sakė, tikėjimas Dievu Abraomui buvo užskaitytas į teisumą. Taigi, kad ir kaip žmogus būtų nusikaltęs, nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas Jėzuje Kristuje negalėtų atleisti. Taigi, mes galime būti ramūs. Tai nereiškia, kad galime daryti viską, nes vis tiek viskas mums bus atleista. Nes, kaip minėjau, jeigu mes darysime viską, ką tik tai galime arba norime, kitaip tariant, nuodėmiauti, tai vis dėlto už klaidas ir nuodėmes mums teks atsakyti savo kūnu ir savo gyvenimu. Nes kartais yra mums priekaištaujama ir sakoma, kad mumsgi nereikės kentėti, jeigu už mūsų nuodėmes yra numiręs Jėzus Kristus, tai reiškia, mums už nuodėmes kentėti nereikės. Ir jeigu už mūsų numiręs yra Jėzus, tai mums ir mirti nereikės. Bet mes žinom puikiai, kad padarius nuodėmę arba padarius nusikaltimą, ne Jėzus bus pasodintas į kalėjimą už mus, bet mes, ar kitaip tariant, žmonės, kurie padarys nusikaltimą, Jėzus už juos nesės į kalėjimą. Tie žmonės sės į kalėjimą, kurie padarys nusikaltimą. Ir žmogus, jeigu Jėzus, kaip žmonės sako, jis numirė už mus, tai mums nereikėtų mirti. Bet mes turbūt puikiai žinom, kad mums dėja teks mirti. Ir mums šitą kūną dėja teks atiduoti, žemė, iš kurios mes esam paimti. Taigi, Jėzus vis dėlto kalbėjo truputėlį ne apie tai. Jis kalbėjo būtent, kad kas tiki į Jėzų, nors ir numirtų, bus gyvas. Už nuodėmes, kurias mes darome šitame pasaulyje, dėja, kaip bebūtų gaila, gal ne už visas, bet vis dėlto teks užmokėti mūsų gyvenimuose, čia žemėje. Ir dažnai niekas už mus to nepadarys. Žinoma, būna atvejų, kada už kai kurių žmonių nusikaltimus ir nuodėmes turi užmokėti kiti žmonės. Tai yra, kada yra neteisingai nuteisiami žmonės, paimamas kitas žmogus ir apkaltinamas ir vieno žmogaus kaltė primetama kitam ir panašiai. Taigi šitame pasaulyje mes čia matome įvairiausių dalykų. Tos klastos čia yra iš tiesų daug. Bet ten amžinybėje mes pastebėsim būtent, kad visos nuodėmės, kurias mes darėme, žinodami arba nežinodami, kurias mes darome būdami priversti arba nepriversti, tai vis dėlto ten viskas bus puikiai matoma. Ir vis dėlto mūsų pasitikėjimas yra Jėzumi Kristumi, jo malonė ir jo gerumu. Nes jis, galime būti ramus, kaip minėjau, neatėjo tam, kad mus kankinti amžiams. Nors ir buvo žmonių ir sergančių, kurie sakė, Jėzau viešpatie, ar tu atėjai mus kankinti čia? Kodėl tu atėjai mus kankinti, tai rapsuoti žmonės šaukė Jėzui. Bet jis neatėjo tam, kad kankinti tų žmonių, o ir mūsų taip pat. Nes vienas, kuris juos kankino, tai buvo ne Jėzus. Ne Jėzus jiems uždėjo tą raupsų ligą, bet visas tas kankintojas visais laikais buvo ir yra šėtonas, kuris tą darbą savo juodą tęsia ir šiandieną, bet mes esame dėkingi Jėzui, kuris atėjo tam, kad mus išgydyti, išlaisvinti, išvaduoti, atleisti ir dovanoti apsčiai gyvenimą.
Tad būtent tokio Jėzaus mes ir laukiam, sugrįžtančio. Ir ne tik tai, kad per Kalėdas, ne tik taip, kad per Advento laikotarpį, bet mes laukiame jo visuomet, kad visuomet būtų kartu su mumis, ar mes gyvename, ar mirštame, nes mes žinome, kad visi, kurie yra su Jėzumi, yra su išganytoju, yra su gyvenimu ir yra su ramybe. Amen. Šiandieną ruošiamės švęsti šventą vakarienę.